Sveiki, džiaugiuosi, kad ir vėl susimatome ant kelmelių. Šiandieną mes atliksime nesudėtingą praktiką, kurią jums turėtų būti gana lengva įsidėmėti, kad sekantį kartą galbūt atlikti ir be mano pagalbos. Pradėsime nuo saulės pasveikinimų, tęsime keliomis stovimomis pozomis, sėdimomis pozomis ir pasirinktinai atliksite vieną užbaigiamosios serijos pozą prieš įsitaisant į šavasaną. Tai sekantį kartą, kuomet norėsite praktikuoti be pagalbos, įsiminkite tuos 4 elementus – saulės pasveikinimai, stovimos pozos, sėdimos pozos ir užbaigiamoji poza ar pozos prieš šavasaną. O dabar įsitaisykite patogiai, užsimerkite ir suglauskite delnus priešais krūtinę. Pamažu leisime mūsų kvėpavimui sulėtėti, nurimti. Suteiksime savo galimybę įsidėmėti šį kvėpavimo ritmą. Nestengsime jį tokį išlaikyti visos praktikos metu. Pradedame 3 om. Įkvepiame. Atsimerksime ir mes iš karto įsitaisysime į šuns pozą. Įsitaisykite taip, kaip patogu, turint omeny, kad kūnas dar nėra apšilęs. Kol dar nesame pavargę, kol dar nespėjome išderinti savo kvėpavimo ritmo, įsidėmėkite ir toliau, kaip ramiai, tolygiai kvėpuojate, niekur neskubinant savo kvėpavimo, niekur neskubinant savo kūno, neskubinant pozų. Ir žengsim ar tai šoksime į priekį. Įkvepiam, patiesname nugaras. Iškvepiam, susilenkiame. Įkvepiant kylame, atsitiesti išsitempiame ir iškvepiame tadasanas saulės pasveikinimas A. Įkvepiam, rankos kyla. Iškvepiam, susilenkiame. Įkvepiam tiesi nugarą. Iškvepiant žengiam ar tai šokame atgal, čaturanga, prisispaudžiame. Kylame į kobrą arba aukštyn žiūrintį šunį ir šuo žemyn galvą. Liekame šuns pozoje keliems įkvėpimams ir iškvėpimams. Ramus kvėpavimas. Ir iškvėpimo gale lenksim kelius, žengsim ar tai šoksim į priekį. Įkvepiame. Iškvepiant susilenkiame. Įkvepiant kylame, atsitiesti. Ir iškvepiame. Iš karto saulės pasveikinimas B. Įkvepiam, rankos kyla. Iškvepiant susilenkiame. Įkvepiame tiesi nugara. Iškvepiant žengiam ar tai šokame atgal, čaturanga. Kylam į kobrą arba aukštyn žiūrintį šunį ir šuo žemyn galvą. Žengiame dešinę koją į priekį, pakylame, pirmas karys ir leidžiamės rankos žemyn, koją atgal, prisispaudžiame.
Kylame kobra arba aukštyn žiūrinti šuo. Ir šuo žemyn galva. Kairė koja žengia, kylame pirmas karys. Ir iš karto leidžiamės čaturanga. Pakylame ir atgal. Šuns poza. Liekame čia. Gali būti, kad šįkart kvėpavimas jau padažnėjo. Tada atkreipkite dėmesį, kaip kvėpuojate. Ir jeigu kvėpavimas padažnėjo, pabandykite jį lėtinti. Lėtinant tiek įkvėpimą, tiek ir iškvėpimą. Dar porą įkvėpimų ir iškvėpimų čia. Dar vienas. Žengiam ar šokame į priekį. Įkvepiam, patiesnam nugarą. Iškvepiant susilenkiame. Įkvepiant lenkiam kelius, keliame rankas aukštyn, utkatasana. Ir iškvepiame, tadasana. Mes iš čia tiesiog imsime, žengsime kairę koją atgal ir įsitaisysime į antrą karį. Tai galite trumpam žvilgterti į savo klubus, pasitikrinti, ar jie yra pasukti į šoną. Antram karį mūsų klubai, abu klubai žiūri į šoną, ne į kilimėlio priekį. Galite taip pat žvilgterti ir į savo rankas. Žvilgterti, kas ten vyksta už jūsų, ar kairė ranka yra viename aukšte, kaip ir jūsų pečiai, ar ta ranka nenukeliavo atgal. Ir tuomet vėl grąžinti žvilgsnį į dešinės rankos pirštus. Mes patiesinsime savo dešinę koją, dėsim dešinį delną ant kojos ir pamažu leisime dešinį delną link pėdos. Kiek jau leis jūsų kairys šonas, tiek ir pasilenksite žemyn. Dešinė ranka svorio jūsų nelaiko. Pabandome žvilgsnį pakelti aukštyn link kairiojo delno. Jeigu jūs dešinę ranką labai lengvai pasiekėte pėdą, tai imkite ir įsikibkite į didįjį kojos pirštą. Primenu, šitoj pozoje abi kojos yra tiesios. Dar keli įkvėpimai ir iškvėpimai. Dar vienas. Ir imsime visų pirma žvilgsnį, nukreipsim žemyn, tuomet atkilsime ir pasuksime pėdas į kilimėlio galą. Arba galite vėl žengti į priekį ir tiesiog kitą koją žengti atgal. Iš čia antras karys. Tai vėlgi antram kary, kaip ir prieš tai, jūsų klubai žiūri į šoną, ne į kilimėlio galą. Jūsų žvilgsnis į kairės rankos pirštus, bet galite trumpam patikrinti, kur yra jūsų dešinė ranka. Ar nenukeliavo atgal, ar nepakilo aukštyn, ar nenusviro žemyn. Bet nepamirškit žvilgsnio sugrąžinti atgal į kairės rankos pirštus. Visada verta turėti savo kažkokią paprastą, mėgstamą seką, kurią lengvai įsidėmite ir galite praktikuoti bet kada, kad nebūtumėte pririšti prie savo mokytojo, prie įrašų, prie praktikų. Ypač tada, kada norisi kažko paprasto, prajudinti visą kūną. Patiesinsim kairę koją. Kairė ranka žemyn, slysta link pėdos ir žvilgsnis pamažu pakyla link dešiniojo delno.
Vėl pasitikrinat, ar pavyksta ramiai kvėpuoti. Ir dar vienas įkvėpimas ir iškvėpimas čia. Atkylame, akimirkai antras karys, pasuksime pėdas į kilimėlio priekį ir vienu žingsniu imsime ir žengsime į kilimėlio priekį. Tadasana. Keliame rankas aukštyn. Iškvepiant susilenkiame. Įkvepiam, patiesinam nugaras, pažiūrime į priekį. Iškvepiant žengiam ar tai šokame atgal, čaturanga, pilna arba nuo kelių. Pakylam į kobrą arba aukštyn žiūrinti šunį ir šuo žemyn galvą. Kadangi praktika šiandieną trumpa, mes jau dabar žengsim ar tai šoksime atsisėsti. Imsime ištiesime kojas, pėdas atlenksime link veido, rankas nuleisime paprastai šalia klubų, kelsim krūtinę aukštyn į dangų, viršugalvį taip pat aukštyn į dangų, bet smakrą paliksime arčiau krūtinės. Dandasana. Tai prisimenate, sakiau, praktika susideda iš 4 elementų. Jau atlikom saulės pasveikinimus, jau atlikome stovimas pozas, darėme tik 2. Ir jau dabar įsitaisėme į pirmąją sėdimą pozą. Vėlgi jas atliksime vos kelias, tik tam, kad būtų lengva įsidėmėti seką, bet ir tuo pačiu, kad per šią trumpą praktiką vis tiek išjudintumėm visą savo kūną. Imsime ir kelsime rankas aukštyn į dangų, išsitemsime, pažiūrėsime aukštyn, pasvirsime į priekį, įsikipsite ten, kur jūsų rankos pasiekia, galbūt į blauzdas, gal ir į pėdas, išsitemsime ir tuomet pamažu imsime ir lenksimės artyn kojų. Kai lenkitės į priekį, galvojate pilvas link šlaunų. Viršugalvis keliauja į priekį. Galvokite, kaip išsitempti nuo uodegikulio aukštyn iki pat viršugalvio. Bent jau įsivaizduokite, kad jūsų nugara yra tiesi. Gal tuomet ta nugara ir bus tiesesnė. Galite pabandyti įsivaizduoti, kad norite suvesti mentis. Jeigu labai nepatogu įsikibusi kojas ar į pėdas, rankas galite pasidėti ant žemės. Tradiciškai mes čia žvelgtumėm į kojų pirštus, bet galite imti ir užsimerkti, kad daug lengviau būtų susitelkti ties kvėpavimu. Dar vienas. Imsime, atkilsime, ištempsime pėdas, pasidėsime delnus už nugaros, pirštai tegu žvelgia link sėdmenų ir kelsime dubenį aukštyn į dangų. Smakrą galim palikti arčiau krūtinės, bet jeigu jums patogu, jeigu tik tai norisi, veidą ir žvilgsnį pakelkite aukštyn link dangaus. Dar taip keli įkvėpimai ir iškvėpimai. Kas kartą įkvepiant galvokit, kaip pakelti dubenį aukštėliau. Ir tuomet imsime, nusileisime žemyn. Jeigu tik žinote, atliekate vinyasą arba galite likti sėdėti ramiai tiesia nugarą. Kas atliekat vinyasą? Mes žengiam ar tai šokame atgal, čaturanga. Pakylame į kobrą aukštyn žiūrinti šunį. Tuomet grįžtame į šuns pozą ir iš šuns pozos žengiam ar šokam atsisėsti. Ir jau dabar keliausime prie užbaigiamųjų pozų. Mes atliksime tik vieną, bet jūs galite rinktis. Ar įsitaisyti į tiltelį ir 3 kartus atlikti tiltelio pozą, kas kartą laikant tiltelį po 5 įkvėpimus, iškvėpimus. Ar atlikti
žvakės trumpąją seriją. Tai yra žvakė, plūgas ir žuvis. Aš su jumis darysiu žvakę, plūgą ir žuvį, nebent renkatės 3 tiltelius, tai kol mes darome tai, jūs darote tiltelius, kurie esate pasiruošę kilti į žvakės seriją, tai imate ir taip, kaip jums patogiau, pakylate į žvakę. Man patogiausia iš sėdimos pozos tiesiog kulverstis atgal. Ir kai jau įsitaisote, bandote stiepti pėdas link dangaus, stenkitės, kad kojos nesvirtų tolyn už galvos. Mes norime kojas kelti į dangų. Žvilgsnį nukreipiame link bambos. Galėtumėm likti žvakėje ir ilgėliau, bet kadangi mes norime trumpos praktikos šiandieną, tai imkite ir leiskitės į plūgą. Ne visiems iš karto pavyksta tiesias kojas nuleisti link žemės, ne visiems net ir reikia taip daryti. Galbūt jūsų nugarai taip nepatiks. Tokiu atveju galite kelius imti ir pasidėti savo ant kaktos, kojas paliekant sulenktas. Ne visiems bus drąsu rankas atitraukti nuo nugaros, suneriant pirštus ir ištiesiant rankas link žemės. Vėlgi jūs galite rankomis prilaikyti savo nugaras. Kai jau nuspręsite, kad laikas išeiti iš pozos, pamažu išeisite iš pozos, nuleisite kojas ant žemės ir įsitaisysime mes į lengvesnę žuvies pozos variaciją, kada delnus pasikišam po sėdmenim, trumpam pakylam ant alkūnių ir tuomet iškėlę krūtinės ląstą aukštyn į dangų, atlošime galvą, kad viršų galiu paliesti žemę. Dar keli įkvėpimai, iškvėpimai. Ir po truputėlį imsite, išėję iš pozos, įsitaisysite į šavasną. Tai yra atsigulsite taip, kad jūsų kojos ir rankos būtų ištiestos į šalis. Pėdos maždaug kilimėlio plotyje. Rankos kiek atokiau nuo kūno. Ir šavasnoje mes akis užmerkiame. Šavasnoje mes kvėpavimą nustojame kontroliavę. Pamažu leidžiame savo kūnui atrasti ramų kvėpavimo ritmą. Natūralų kvėpavimo ritmą. Ir taip kaip yra gana sunku kontroliuoti kvėpavimą visos praktikos metu, yra lygiai taip pat sunku tą kvėpavimo kontrolę paleisti. Ypač jeigu mes stengiamės išlaikyti dėmesį ties kvėpavimu. Tai pabandykite po truputėlį paleisti kvėpavimo kontrolę, kvėpuoti taip, kaip prašo jūsų kūnas. Šavasnoje galite likti, kiek tik tai širdis geidžia. Galbūt dar kelias minutes, 5. Ir nesvarbu, kad praktika nebuvo ilga, galbūt, jeigu tik tai turite laiko ir noro, liksite šavasnoje visas 10 minučių.
Jeigu visgi atėjo laikas užbaigti šią praktiką, visų pirma, kol dar gulite užsimerkę, pradėkit krutinti rankų ir kojų pirštus. Galite pasukti galvą į vieną ir į kitą pusę. Jeigu jaučiat, kad kūnas jau daugmaž išsibudino, kol dar esat užsimerkę, pasisukite ant vieno kažkurio šono. Ir pasirėmę vienu delnu į žemę priešais krūtinę atsistumkite, kad pakilti atsisėsti vis dar užsimerkus. Suglausime delnus priešais krūtinę. Kilstelsim delnus prie kaktos, prie lūpų, ties širdimi. Nusilenksime, atsitiesime ir atsimerksime. Visiems tariu namaste ir iki kitų pasimatymų ant kilimėlio.